Sveiki, mano mylieji, tikėjimo piligrimai ir visi žiūrintys šią laidą. Mūsų tema – skrynios ir statinės. Iš tiesų, apie kokias skrynes ir statines mes kalbėsime. Tai du įvaizdžiai. Vienas – tai žmogaus gyvenimo įvaizdis. Kokio žmogaus? Konkretaus istorinio žmogaus, apie kurį aš jums papasakosiu, gyvenimo įvaizdis. Na, o skrynios – tai jau miesto bendruomenės įvaizdis. Ir kas bendro tarp tų skrynių ir to miesto bendruomenės gyvenimo jūs sužinosite. Todėl pasilikite, išklausykite iki galo, bus be galo įdomu. Tikrai sužinosite daug faktų, kurių nesate girdėję. Ir be abejo, mano intencija dalytis tuo, kuo aš pats gyvenu. O gyvenu aš vis dar, beje, prenumeruokite šitą kanalą, būkite šio kanalo rėmėjais. Na ir Dievas teikia jėgų mums drauge keliauti tikėjimo keliu paskui mūsų mokytoją, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš gyvenu vis dar įspūdžiais atsivežtais iš Vokietijos, kur teko pakeliauti Martyno Liuterio takais, aplankyti miestus, kuriuose yra palikti gilūs šio reformatoriaus pėdsakai. Ir iš tiesų toliau skaitau Martyno Liuterio biografiją ir atrandu dar neatrastų man pačiam dalykų, kuriais ir noriu dalinti su jumis. Ir štai vat tos dvi skrynios, vaikštant po Wittenbergo Liuterio namų muziejų, patraukė ne tik tai mano dėmesį ir aš jas nufotografavau, parodysiu tos nuotraukas, bet atskleidė įstabų pasikeitimą. Perėjimą nuo vienokio gyvenimo, nuo vienokios mąstysenos prie kitokio gyvenimo, prie visai kitokio pasitvarkymo. Ir manau, kad vienokio gyvenimo vaisiai buvo prasti ir kitokio gyvenimo vaisiai iš tiesų nuostabus. Apie tai jūs išgirsite, bet pradėkime nuo vienos knygos, kurią Liuteris parašė 1521 metais. Ir iš tiesų jis parašė lotynų kalba. Kai kurios knygos buvo rašomos vokiškai, kad liaudis iš karto skaitytų. Praktiškai visos knygos, net jei jos buvo parašytos lotyniškai kaip šita, buvo išverčiamos į vokiečių kalbą. Bet šitos knygos pavadinimas De votis monasticis apie vienuolystės įžadus padeda mums suprasti kontekstą, kuriame gyveno pats vienuolis Martynas Liuteris, apie jo atsivertimą, apie jo malonės, Dievo malonės atradimą ir suvokimą, kad bažnyčios teologijoje yra rimtų skylių ir ją reikia reformuoti, taisyti, sugrįžtant ad fontes, prie šaltinių, prie šaknų, prie ankstyvosios krikščionybės. Ir vienuolystė kaip praktika vystėsi vėliau. Ir Liuteris tapo vienuoliu, nes jis labai bijojo Dievo teismo, bet būdamas nepaprastai uoliu vienuoliu, jis niekaip negavo širdyje tos malonės ir ramybės, kurią tikėjosi vykdydamas visas vienuolystės praktikas surasti. Todėl tai, ką jis parašė, yra jo paties ieškojimų rezultatas, bet čia jisai kreipiasi iš tiesų į kitus vienuolius, parodydamas, kad tie įžadai vienuolystės yra žalinga praktika ir kad iš tiesų šventajame rašte mes negalim atrasti jokio šios praktikos pagrindimo.
Nėra abejonių, kad vienuolystės įžadas pats savaime yra labiausiai pavojingas dalykas, nes jis negrindžiamas šventojo rašto autoritetu ir pavyzdžiu. Nei ankstyvoji bažnyčia, nei Naujasis testamentas absoliučiai nieko nekalba apie tokį įžadą ir juo labiau nepatvirtina tokio retai ir ypatingą skaistumą teikiančio amžinojo įžado. Tai grinai žmonių pramanas, niekuo nesiskiriantis nuo kitų, tik jis labai žalingas. Tai ne Dievo įsakymas, tai ne Dievo potvarkis, tai ne Evangelijos pagimdyta praktika, tai žmonių pramanas. Ir jis, anot Liuterio, yra žalingas. Šitos idėjos iš tiesų atliepė daugybėje širdžių. Nes tuo metu vienuolynų buvo be galo daug. Net nedidelėme Wittenbergo mieste buvo regis 11 vienuolynų. Jeigu aš neklystu, vėlgi man reikėtų patikrinti, bet reiškia dešimtis vienuolynų nedideliuose miestuose, o didesniuose ir dar daugiau, tiek vyrų, tiek moterų. Ir dabar Liuteris kaip vienas iš jų kalba apie tai, kad žmogus Jėzuje Kristuje yra pašauktas laisviai. Visų pirma, širdies laisviai. Visų pirma, sąžinės, ramybei ir, užtikrintumui, kad Dievas yra jo gelbėtojas. O vienuolis priešingai įvairiausiomis praktikomis, kaip badavimu, neturtu, tuo metu privalomų elgetavimu, tylos įžadais, ir skaistumo įžadais, vylėsi įgauti ypatingą šventumą ir skaistumą. Dėl tos priežasties Liuteris ir įstojo į vienuolyną, pabėgti nuo Dievo teismo ir tapti šventu Kristaus mokiniu. Toks buvo jo troškimas, bet dėja jis to neišgyveno. Malonė ir ramybė atėjo per Evangeliją, o ne per šitas praktikas. Ir tada jis suvokė, kad žmogaus darbai negali perkeisti jo širdies. Širdį perkeičia tik tai Dievas, per Kristų atleisdamas nuodėmes, dovanodamas išgelbėjimą. Ir tokių kaip jis buvo, kur kas daugiau. Sąlyga tikėjimas. Tikėti Dievo pažadais, priimti dovaną Dievo malonę, išgelbėjimą, kurį atnešė Kristus ir niekas kitas, priimti dėkingą širdim, atsiverčiant be abejo, bet negalvojant, kad kažkaip įmanoma užsidirbti tą Dievo malonę. Tikėjimas Liuteriui buvo viena svarbiausių kategorijų, todėl ir rašydamas apie vienuolystės įžadus jis sako, vienuolystės įžadai neturi tikėjimo, o daugeliu neginčytinų liudimų įrodytais turiuomenį iš rašto ir teologinių svarstymų, kad viskas, kas neištikėjimo, yra nuodėmė. Čia Pauliaus žodžiai iš laiškų romiečiams beje. Ir kad tik tikėjimas, sole fide, suteikia nuodėmių atleidimą ir sąžiniai grąžina užtikrintumą, ramybę ir laisvę. Dabar prasideda po šitos įžangos mūsų pirmasis pasakojimas. 2 metai po šito teksto parašymo 1523 metais Martyną Liuterį pasiekė laiškas, kuriame vienuolės teiraujasi, kaip joms palikti vienuolyną, nes jos prijaučia Liuterio mintims, jos norėtų gyventi kaip šeimos moteris, kaip laisvos nuo duotų įžadų,
tačiau jos bijo ekskomunikacijos, žmonių pasmerkimo, na ir apskritai bijo įžeisti Dievą arba nepaklusti Dievui. Nors jau iš jo tekstų, tokių kaip šis, kurį aš pacitavau, supranta, kad yra kitaip. Tačiau, na, kaip joms įgyvendinti šį savo norą? Liuteris sugalvoja štai slaptą planą, kadangi jis pažinojo pirklį Wittenberge, kuris į tą vienuolyną Nimšo mieste veždavo maistą, aprūpindavo vienuolyną maistu. Tas pirklys buvo Leonardas Kopė iš Targau ir švenčių progomis atveždavo kur kas didesnį davinį. Ir Velykų išvakarėse, balandžio 4 dieną, jis nuvežė įvairaus maisto, tame tarpe 12 statinių žuvies, sakoma silkių. Ir viską iškrovęs, kitą dieną jis išsiruošė atgal į Wittenbergą. Tačiau tose statinėse, kaip pasakojama, pasislėpė 12 vienuolių. Štai, vienuolės statinėse yra mūsų pirmasis įvaizdis, bet ypatingai dėmesys nukreipsta į vienoje statinėje buvusią vienuolę Kateriną von Borą, kuri dar po 2 metų, 1525 metais, taps Martyno Liuterio žmona. Taigi, dar truputis ir 2 vienuoliai, vienuolis ir vienuolė, susituoks, susilauks 6 vaikų, na ir taps šiaip jau liuteroniškos šeimos idealu. Bent jau, von Bora, Katerina von Bora tikrai krikščionės moters idealu, primenančių 31 patarlių knygos skyrių, kuriame aprašoma ta dievobaiminga, išmintinga moteris. Bet įdomu, kaip pats Liuteris reagavo, kai tas planas išdegė. Pavyko, štai ką jis rašo. Paklausykite. Aš esu dvasinis plėšikas, išvadavęs vargšės sielas iš žmonių tironijos. Tai jis rašo traktate, kurį išleido iš karto po šito įvykio ir jis vadinasi Kodėl jaunoms moterims leistina palikti vienuolyną. Beje, šitas tekstas neišverstas net į anglų kalbą ir, mažai žinomas, kur kas žinomesnis tas, nuo kurio mes pradėjome apie vienuolystės įžadus. Bet būtent čia jis pats pasakoja šitą istoriją. Ir kai 9 iš tų 12 vienuolių atvyko į Wittenbergą, balandžio 10 dieną, tos, beje, kitos 3 išvyko pas savo giminaičius, o šitos 9 neturėjo kur glaustis jau, žinojo, kad susilauks visiško pasmerkimo ir nebegalėjo grįžti pas tėvus. Jos atvyko į Wittenbergą, 9 iš 12. Ir tą dieną Liuteris Georgui Spalatinui rašo, jei Dievas leistų, tai Liuterio bendražygis, draugas, jei Dievas leistų, norėčiau išlaisvinti visas įkalintas sąžinės ir ištuštinti visus vienuolynus panašių ar kitų būdų. Nes Liuteriui vienuolio praktika iš esmės yra gniuždanti asmenybė. Jinai nėra bibliška, jinai teologiškai ne tik skylėta, bet ir priešinga Kristaus Evangelijos pagrindiniams teiginiams. Todėl išlaisvinti žmonės
išvesti juos iš vergijos yra Dievo pašaukimas. Beje, kadangi tas vienuolis išlaisvino būtent per Paschą, per Velykas, Liuteris iš tiesų čia pat ir prideda tą mintį, kad tą dieną, tai yra per Paschą, Kristus išlaisvino savuosius žmonės iš kalėjimo, kaip kažkada tai Mozė išlaisvino savoją tautą iš Egipto vergijos. Beje, Liuterio teologijoje bažnyčios vergyja yra viena iš kategorijų. Bažnyčia Babilono vergyjoje, taip vadinasi viena Liuterio knyga. Čia yra Egipto vergyja ir vienuolystė prilyginama būtent jai. Pasitelkiamas būtent šitas biblinis įvaizdis. Bet grįžkime prie Katerinos Vomboros. Ką ji veikė Wittenberge? Liuteris jautė atsakomybę pasirūpinti visomis vienuolėmis, jis padėjo joms įsidarbinti. Kateriną jis įdarbino pas savo gerą bičiulį, dailininką Luką Kranachą. Ir jie kurį laiką ten tarnavo, kaip tarnaitė tose Kranacho namuose. Bet taip pat jinai dalyvaudavo ir, sakykime, disputuose, svarstymuose, pokalbiuose Filipo Melanktono namuose. Nes nors Katerina nuo 5 metų, kaip mergaitė, gyveno vienuolyne iki brandaus amžiaus ir tik žymiai vėliau davė vienuolystės įžadus, tame tarpe ir tylos įžadą, ji iš tiesų buvo labai iškalbinga, mokėjo lotynų kalbą ir tokia ekstravertė, dalyvaudavo, gan valdinga, kiek galim suprasti, bent jau nenusileidžianti žodžiu, dalyvaudavo tose disputuose, pokalbiuose. Ir visi matė, kad ji, sakykime, turi tą moteriai nebūdingą tokį veržlumą ir tapo žinoma Wittenbergo mieste. Ir vienas vaikinas iš Niurnbergo, žymaus kilmingo miestelėno sūnus, jie buvo susižavėjęs ir jinai jį buvo pamilusi ir norėjo ištikėti, tačiau to jaunuolio tėvas neleido, prieštaravo toms vedyboms, o Liuteris ištekino visas išskyrus Kateriną Vomborą ir dar pačią vyriausią vienuolę, kuri dirbo mokytoja Wittenberge, jis buvo įdarbinta mokytoja ir amžius jai neleido jau ištikėti. Žodžiu, iš tų 9 vienintelė Vombora liko netekėjusi. Ir kadangi jautė, kad dar vienas iš profesorių regis, daktaras Wittenbergo jau kaip ir norėtų jai pasipišti, jinai pati ėmėsi iniciatyvos, parašė laišką Liuteriui, kad už to žmogaus jinai netikės, bet štai už daktaro Martino jinai ištekėtų. Liuteriui tai buvo staigmena, nes šiaip jis jau buvo pasiryžęs, jis gyveno kaip vienuolis, supratęs, kad vienuolystė yra tik pašaukimas, jokių būdų nepriverstinis įžadas turi vienuolių gyvenimą lydėti, bet jis negalvojo sukursęs šeimos. Tačiau tyrėjai svarsto, kad Martyno tėvas, kuris leido jį į teisės mokslus ir tikėjosi, kad iš Martyno užaugs puikus advokatas, buvo labai nusivylęs, kai Liuteris tapo kunigu, kad nebesusilauks palikuonių. Ir Liuteris jautė tą kaltę prieš tėvą, kad jis neatsižvelgia į tėvo valią, nes jis praktiškai neatsižvelgdamas įstojo į vienuolyną. Į tėvo tą norą
Ir praėjus kuriam laikui, šiek tiek subrendęs, jis suprato, kad tas įsakymas, Dievo įsakymas gerb tėvą ir motiną galioja ir jam, ir kad jam ta santuoka iš tiesų atstatys pilnai santykius su tėvu, kas iš tiesų ir įvyko. Per vestuves atvažiavo Martyno Liuterio tėvai ir, ta spraga buvo ištaisyta. Tuo metu vyko karas, todėl jo draugai sakė, nelaikas dabar tuoktis, tame tarpe Filipas Melanktonas. Bet Liuteris mąstė taip, kad jis atsiliepė į tą Katerinos laišką, kad nors vyksta karas, reiškia priešingai, man gresia mirties pavojus, santuoka mane paguos, aš būsiu pasiruošęs palikti šitą žemę. Ir kadangi teologiškai jis tikrai nematė jokių problemų, plus jo jau bendražygiai buvo susituokę, buvę vienuoliai. 1525 metais, birželio mėnesį, Katerina ir Liuteris susituokė. Ir čia Kranacho piešiniai, ir kiek aš pamenu, Varburgo pilyje, būtent šitas diptichas, šitie du piešiniai vienas šalia kito, yra jo pavaizduoti kaip, tokie galbūt pirmoji pora, kurią jisai taip atvaizdavo, vyras ir žmona buvę vienuoliai. Tai galim įsivaizduoti, kaip pasikeitė iš tiesų Katerinos gyvenimas, tos mergaitės užaugusios vienuolyne, kuri su Liuteriu susilaukė 6 vaikų, be to mirus Liuterio sesėms jie įsivaikino ir iš viso augino 17 vaikų. Visas namų ūkis gulėsi ant jos pečių, bet tai atitiko jos, pašaukimą, jos širdį, jos vidinį gyvenimą. Jinai, vadinama, Liuteris net ją vadindavo Wittenbergo aušrinė žvaigždė, keldavosi 4 ryto. Apskritai žmonės anksti keldavosi, Liuteris pradėdavo paskaitas 6 ryto skaityti, Katerina dar anksčiau rūpintis ne tik tai ten maisto gaminimu, bet jinai iš tiesų apsodino daržą, įveisė sodą, pastatė, jai vadovaujant buvo pastatyto, reiškia, tvartai gyvuliams, reiškia, turėjo alaus bravorą ir studentai tame vienuolyne, kadangi jie gyveno vienuolyne, o vienuolynas ištuštėjo ir truputį vėliau, ne vestuvių proga, kunigaikštis iš tiesų, Wittenbergo valdytojas padovanojo vienuolyną Liuteriui su Katerina von Bora. Ir ten buvo apšiai vietos ir studentams, todėl nemažai studentų gyveno, ten vykdavo disputai. Tie, kas tapo užstalės pokalbiais. Mes turime užstalės pokalbius Martyno Liuterio. Ir tas gyvenimas buvo, sakykime, kokybiškai naujas, kitoks. Ir kaip pasikeitė Katerinos gyvenimas susidūrus su Kristumi, kuris atėjo į jos gyvenimą per Evangeliją skelbiamą Martyno Liuterio. Tai tos statinės yra išlaisvinimo, jos išlaisvinimo ir jos perkeitimo simbolis. O dabar eikime prie skrynių. Ši nuotrauka man labai patinka, nors tai ne tos skrynios, kurias aš pamačiau Liuterio namų muziejuje ir nufotografavau. Jas parodysiu tuoj.
Bet pirmoji štai indulgencijų skrynia. Indulgencijos. Labai platus klausimas, bet labai trumpai, nes mano tikslas ne apie indulgencijas kaip tokią praktiką, kuri yra išlikusi katalikų bažnyčioje iki mūsų dienų, nors indulgencijos ne pardavinėjamos taip, kaip jos buvo pardavinėjamos. Atlaidai vyksta ir atlaidai savo teologinę paradigmą ir yra indulgencijos. Iš tiesų tai vienas ir tas pats. Ir šių dienų katalikų teologai pripažįsta, kad ta praktika buvo nedora, bet tai yra jų pardavinėjimas. Indulgencijų pardavimas žmonėms. Bet šiaip, kaip reiškia atlaidai, šita praktika išlieka ir apie ją galite paskaityti ir bažnyčios katekizme. Gal aš iš karto parodysiu visgi ir antrą skrynę. Tai yra Vitenbergo miesto bendruomenės skrynė. Irgi su užraktais, kaip matome. Bet man, kai aš pamačiau šitas dvi skrynes, jos tapo būtent simboliais miesto perkeitimų. Kaip pasikeitė Vitenbergo miesto bendruomenės gyvenimas atėjus Evangelijai. Kai Evangelija buvo priimta, neatstumta, kai Evangelijos šviesa apšvietė žmonių protus, kai Dievo mintis buvo įsisąmonintos ir be abejo Martyno Liuterio dėka arba jam dėstant Evangeliją, tiek universitete, tiek pamokslaujant ją Vitenbergo bažnyčiose. Pasikeitė, kaip žmonės vartojo savo materialias vertybės. Ir tuoj aš papasakosiu, bet nuo vienos skrynios, beje, indulgencijų skrynia niekada neatkeliavo į Vitenbergą, jis sustojo netoli Vitenbergo, bet žmonės keliaudavo į tą Mainzo sritį ir atnešdavo indulgencijas, rodydavo Liuteriui, štai mūsų išgelbėjimas, štai mūsų artimųjų išgelbėjimą iš skaistyklos patvirtinantis popiežiaus raštai su popiežiaus parašu. Ir Liuteris matė, kad tai apgavystė, taip nėra. Tai tiesiog žmonės yra apgauti, jais manipuliuojama, jų finansai yra išviliojami religinių pagrindų, vartojant, reiškia, tam tikrą teologinį pagrindimą, suteikiant neva išgelbėjimą, neva bausmės, laikinosios bausmės, pagal katekizmą panaikinimą, iš tiesų viso to nevyksta. Tai yra tik priedanga, kad būtų surinkti pinigai tuo metu pradėtai atstatyti Romoje Petro bazilikai. Bet kalbant apie dar indulgencijų skrynę ir pačias indulgencijas, to meto piešiniai, štai 1530 metų graviūra, jinai vaizduoja indulgencijų pardavimą. Buvo labai populiari tokia praktika, žmonės norėjo išpirkti save ir išpirkti savo artimuosius.
Na ir kaip matome, iš tiesų tai buvo bendruomenės, miesto bendruomenės gyvenimo dalis. Ir vyko visoje Europoje, bet į Vokietiją atkeliavo štai šis žmogus, Johanas Tetzelis, kur domininkonų vienuolis, ne tai, kad atkeliavo, jisai iš tiesų vokietis buvo, jis keliavo po šiaurės žemės, po šiaurės Vokietiją ir jam buvo pavesta. Vėlgi, kai kurie biografai tvirtina, kad tai nebuvo blogas žmogus. Jam tiesiog buvo pavesta tai daryti, o jis turėjo puikią oratoriaus dovaną ir pritraukdavo minias žmonių pirkti indulgencijų. Tai va. Bet aišku, Martynas Liuteris iš jo pasišaipė ir su juo yra labai tokių įdomių nutikimų ir pasakojimų apie jį išlikę, bet šitoj graviūroje mes matom būtent Tetzelį pavaizduotą ir jis laiko tą popiežiaus indulgenciją, ten galit įžiūrėti Leo X, Leonas X, išleido būtent tą Šventojo Petro indulgenciją ir jis parduoda tą indulgenciją ir žmonės stovi eilėje, įdant ją įsigytų. Be abejo, labai trumpai reikia pasakyti, kad Liuteris matė, jog tai yra tiesiog verslo projektas ir kad iš tiesų arkivyskupas Albrechtas Brandenburgietis norėjo išlaikyti du arkivyskupo titulus – Magdeburgo ir Mainzo, o kanonai to neleido. Leido vienam žmogui būti vienos arkivyskupijos arkivyskupu. Bet jis pasiūlė popiežiui ir iš tiesų skyrė Mainzo arkivyskupijos iždo nemažą dalį, atsiuntė į Romą būtent bazilikos statybai. Be to jis pažadėjo dar siųsti pinigų uždirbtų iš indulgencijų pardavimų. Tiesa, dalis nusėsdavo ten arkivyskupijoje padengti skolas, nes iždas ištuštėjo, o dalis keliavo į Romą. Ir visa teologija buvo pritempta būtent prie to. O kad buvo surenkamos didelės lėšos, ypač Tetzelis, įrodo iš tiesų, jeigu jūs pažiūrėsite į šią nuotrauką, tai yra dar viena skrynia išlikusi ir eksponuojama mūsų dienomis Juterboge, Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, ir tai yra autentiška Tetzelio iždinė. Ir pagal jos dydį akivaizdu, kad Tetzelis buvo ypatingai sėkmingas šitoje misijoje surinkti žmonių lėšas. Tačiau Liuteris iš tiesų tam pasipriešino ir pasipriešino savo bene žinomiausiame tekste 95 tezėse, kurias 1517 metais spalio 31 dieną jisai prikalė prie Wittenbergo pilies bažnyčios vartų. Ir tose tezėse be kita ko Liuteris rašo: tie, kurie moko, kad kai tik moneta suskamba dėžės dugne, siela iš skaistyklos į dangų pakyla, Tetzelis buvo vienas iš jų. Kai tik suskamba, čia pat
tavo artimojo sielą, kuri kenčia tas laikinas bausmes skaistykloje, pereina į dangų. O kas nenorės padėti savo mamai, tėčiui, broliui ar panašiai. Į ką Liuteris atsako, akivaizdu, jog skamtelėjus į dėžę įmestai monetai gali išaugti tik pelnas ir šykštumas. Tai nieko bendro su sielos gerove po mirties neturi. Ir amžinam prakeikimui kartu su savo mokytojais bus pasmerkti tie, kurie yra įsitikinę, jog atlaidų raštai užtikrina jiems išgelbėjimą. Ir tada jis pateikia tezėse, kaip žmonės svarsto apie atlaidus ir kad jie iš tiesų kelia daug pagristų klausimų, kaip antai, kodėl popiežius neištuština skaistyklos vardan švenčiausios artimo meilės ir didžiausios sielų poreikio, tai yra išgelbėjimo, išganimo. Kodėl neištuština skaistyklos iš meilės, jeigu jau jis turi tokią galią. Jei gausybė sielų išgelbsti vardan apgailėtinų pinigų skirtų bazilikos statybai, pačios menkiausios priežasties. Taigi Liuteris svarsto, iš vienos pusės yra meilė ir iš meilės galbūt tai ir veiktų, bet dabar tai daroma dėl apgailėtino tikslo, tai yra žemiškos bazilikos statybos. Akivaizdu, kodėl Liuterio tezės buvo pasmerktos popiežiaus ir kodėl jis buvo ekskomunikuotas. Nes nei popiežius, nei katalikų bažnyčia tuo metu nebuvo pasirengę tokiai reformai. Tame tarpe ir teologiniai reformai. Nes Liuteris iš tiesų jis parodo tą nedorybę, bet taip pat jisai veda prie to, kad reikėtų teologiškai, bibliškai, evangeliškai pagrįsti atgailą. Kad atgaila nėra susijusi su tais darbais, o juo labiau su pinigais. Jokie pinigai negali pakeisti širdies, širdį keičia Dievas, Dievo malonė, meilė, atsivertimas. Ir nors šių dienų teologai, katalikų teologai pripažįsta, kad be abejo patys atlaidai dar nieko nereiškia, turi būti iš tiesų išpažintis, nuoširdus sudužimas, ta kontricija ir panašiai, pati, sakyčiau, sutaikinimo su Dievu dogma ir tas sakramentas atgailos arba sutaikinimo sakramentas, jis yra ne tik atskylėtas, jis yra probleminis. Todėl, kad sutaikinimą su Dievu mes gauname tik tai per Kristų ir ne per jokį kitą tarpininką. Kiti mums gali padėti keliauti tikėjime, bet tai jau yra ne tik kunigai, tai yra kiti einantys drauge. Iš čia Liuteris mus atveda prie visų tikinčiųjų kunigystės idėjos. Visi tikintys yra tie kunigai. Atleidžia Kristus, ne tik tai popiežiaus paskirti vyskupai, arkivyskupai, kunigai ar pats popiežius, kaip teigiama, kad jie yra instrumentai. Instrumentas yra visas Kristaus kūnas. Ir per kiekvieną narį veikia Dievo malonė tam tikrų saiku. Bet tam mes neturim priežasties, todėl ne tai, kad priežasties, tam mes nebeturim laiko, sakyčiau. Eikime prie antrosios skrynios, štai šitos, ir perskaitykime Vitenbergo miesto tarybos įsaką,
kuris buvo išleistas 22 metais. Taigi tuo pat metu mes kalbėjom, kad 21 metais parašyta knyga apie vienuolystės įžadus, 23 atvyksta į Wittenbergą vienuolis, 25 Martynas ir Katerina susituokia, o štai 22 jau visame mieste atgimimas, atsinaujinimas apima visą miestą, vyksta štai toks pasikeitimas. Na, aš jį įvardinu taip, kad indulgencijų skrynia pakeičia bendruomenės skrynia ir kokiems reikalams naudojamos bendruomenės skrynioje atsidūrusios geravališkos aukos. Visos įplaukos į bažnyčios iždą bus renkamos vienos administracijos ir lygiomis dalimis dalinamos miesto tarybai, bendruomeniai ir pastoriams. Iš jos apmokama vargšų ir ligonių globa bei rūpyba, mažai uždirbantis amatininkai gaus paskolas mažomis palūkanomis. Mažai uždirbantis tėvai taip pat gaus finansinę pagalbą, kad pajėgtų išleisti savo vaikus į mokslą, mokykloje ar universitete. Koks didelis skirtumas. Koks didelis skirtumas. Galim be dvejonių sakyti, kad štai Wittenbergo miesto tarybos pasitvarkymas ir įsakas tampa socialinių reformų pranašų, pradininku. Miestas suvokia, kad yra tie silpnieji ir jais reikia pasirūpinti. Vargšai, ligoniai, juos reikia globoti, gydyti, rūpintis, bet dažniausiai tam nėra, jie neturi lėšų, miestas jais pasirūpins. Bet ir amatininkai, kad verstusi, suteikime jiems paskolas mažesnėm palūkanom. Tėvai, daugiavaikės šeimos, negalinčios išleisti į mokslus savo vaikų, susilauks miesto bendruomenės paramos. Kaip gražu, man be galo gražu. Ir jų vaikai mokysis mokykloje, universitete. Iš čia iš tiesų jau sociologai žymiai vėliau stebės ir įvardins tą reformacijos fenomeną, kad ten, kur atėjo reformacija ir tos bendruomenės, kurios priėmė reformacijos idėjas, pradėjo klestėti. Finansiškai, materialinė gerovė tose miestuose, tose valdose kilo pakankamai sparčiai. Ir akivaizdu kodėl? Todėl, kad tai atitinka Dievo valią, Evangelijos dvasią, Kristaus širdį. O štai indulgencijos, kuriomis siekiame manipuliuoti žmonių sąžinėmis, iš tiesų apvagia žmonės, griauna, palieka kvailių vietoje ir nesuteikia jokios sielos ramybės, kas svarbiausia. Taigi šitos dvi praktikos, kurias mes aptarėm, Liuterio manymu buvo žalingos ir vienu atveju matom, kaip atskiro žmogaus gyvenimas keitėsi, kai Evangelijos šviesa jį apšvietė ir kaip bendruomenė pradėjo naujai tvarkytis būtent Dievo žodžio įtakoje. Be galo gražu, be galo nuostabu.
Ir, na, baigdamas, aš noriu paskaityti Pauliaus mintį iš laiško Efeziečiams, kad šitos dvi istorijos pakintų ir mus pasitikėti, jog ir mūsų gyvenime Dievas gali padaryti stebuklą ir perkeisti jį nuostabiu būdu, išlaisvinti iš vienokios ar kitokios vergyjos mūsų sąžinę, mūsų vidinį žmogų, perkeisti ir tą, na, mūsų gyvenimą savo valia ir savo galia. Tam, kuris mumyse veikiančią savo galia geba padaryti nepalyginamai daugiau, nei mes prašome ar pagalvojame, jam šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Dievo artumo jums, mielieji, ir iki kitų kartų. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvietei aistras ir nerimą. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk.